Švedas, antra starto pozicija. Važiavom pakankamai greitai lyginant su konkurentais ir atsilikom nuo Vorobjovo tik tai tas kelias šimtąsias sekundės dalis, kas nuteikia optimistiškai, žinant, kad automobilis šiandien mūsų nevažiavo taip, kaip mes įpratę ir kaip jisai turėtų važiuoti. Taip, kad mes galėtumėm, vadinkim, kovoti dėl pirmų vietų. Turėjom problemų su turbinos slėgiu, jisai nebuvo tinkamas, jisai buvo kiek mažokas, tai va dabar darom sprendimus, keičiam turbinas ir stengiamės padaryti tą automobilį, davesti iki proto, kad būtų galima važiuoti aiškiai, greitai ir taip pat tokiam pačiom sąlygom kaip ir konkurentai, nes faktiškai šiandien toks maža kankinė, bet gerai, kad kankinė šiandien, o ne rytoj ir užporyt faktiškai. Tai yra pliusų, minusų, bet visumoje manau, kad galėtumėm statyti šiandien mažiuką, gal net didesnį už vidutiniškai mažą pliusą šiandien dienai, kadangi mes važiavom tikrai pakankamai greitai, aš jaučiuosi tikrai užtikrintai ir labai smagiai automobilį. Džiaugiuosi vėl atsisėdęs į žvyrinį automobilį, greitą, labai pažįstamą, o ne į neypatingai pažįstamą, ypatingai greitą ir nelabai suvokiamą, tarkim, Akvilą, kur sėdėjau prieš kelias savaitės. Bet kuriuo atveju linkim savo mechanikam ir automobiliui kuo geriausios sėkmės, kad rytoj jau išvažiuotumėm į startą, vadinkim, 110% pasiruošę važiuoti, daryti to, ką ir turėjom daryti, ką ir planavom daryti ir ką vis dar mintyje turim.